2,4 milijono Lietuvos žmonių turi teisę balsuoti. 2 milijonai, ne mažiau kaip 2 milijonai, negali suvokti ir nenori suvokti tai, ką aš kalbu, ir nemato problemos, kad Lietuva parduodama, išnaudojama ir kad mes judam sunaikinimo ir Lietuvos praradimo link. Jie negali suvokti arba nemato tame problemos. Tai, ką aš skelbiu, dauguma negali būti artimiausios 4, 8, 10 metų. Negali būti dauguma. Aš kalbu mes, ta prasme, nauja politinė jėga. Mes pagal apibrėžimą privalome pradžiai būti mažuma. Tie, kuriems svarbu ne mano asmeninė gerovė, o kurie turi pagal idėją, nori pagal idėją padaryti kažką, o ne dėl to, kad man geriau būtų. Jau aš nebeklausiu, jūs kalbat apie susivienijimą ir jau daug mėnesių kalbat. Aš žinau, kad kai kas iš jūsų su manim mes atskirai telefonu kalbėjom, visai nesvarbu, koks asmuo. Bet kaip man tiesiai pasako, kad jų uždavinys yra žmogaus papulti į Seimą, nesvarbu su kokia politinė partija, o paskui jisai elgsis gražiai ir gerai. Tai tokiu atveju žmonės gali turėti ir tokių norų ir minčių, bet apie jokią idėją tada mes nekalbam. Ir vėl aš tada pakartosiu, jeigu norite save apsigauti, tai bus visada surasite dėl ko apsigauti. Kodėl psichologiškai apsigavimas yra gerai? Nes tada aš nekaltas. O aš sakau, negražiai. Mes esame kalti, kad turime tokią valdžią. Aš kartojau ir kartosiu. Mes ją išrinkome. Ne, aš už juos nebalsavau. Aš esu mes sudėtinė dalis. Ir aš esu atsakingas už visus Lietuvos žmonės. Jeigu jie balsavo netinkamai, reiškia per mažai, mes aiškinom ir dirbom. Tikrai taip. Mes esam atsakingi. Bet atsakomybę nusiimti yra labai patogu. Nes tada esi auka ir nekaltas. O kiti turi padaryti, kad mums būtų geriau gyventi.